Šiandien atvykome į Anykščių geležinkelio stotį. Apžiūrėsime Anykščių apylinkes. Ir koks čia sąstatas stovi, pasižiūrėsime. Čia dabar kiek matome, TU7A stovi 3016. Neatsimenu gulbinį, irgi 3.0, ne 12 buvo ar 14, iš vis, sakykime, labai artima gamyba šalia. Tokia, tai va, apeisime, apžiūrėsime vagonus, kabrioletus. Gal dar ką nors įdomaus pamatysime. Čia atsidaryti. Nu tai taip, čia kai karšta gali atsidaryti, kad vėjas pūstų. Taip, kai karšta. Čia va galima va pasivažinėti va su tokiu. Matai, su rankom pumpuoji ir važinėjasi. Taip. O kas čia, ką čia pamatei? Kitoks sujungimas. Kitoks sujungimas? Tai čia tik tai toks nudažytas sujungimas. Čia jisai tik tai nudažytas tas sujungimas. Čia toks pat tik tai nudažė, biškį patvarkė. Čia matome, niekur daugiau negirdėjęs netokio varianto, kad tai būtų tai vagonas, kubilas ir pirtis iš karto. Iš pirties galima į kubiliuką iš karto ir važiuoti. Netgi. Įdomus variantas. Čia sujungta, čia aš kiek manau, ar ne elektros laidas šiais, nes čia va, šitam vagone tai elektros generatorius yra. Bet va čia va kas čia per tai laidas, ne laidas, o gal čia kokį orą pučia į tą kubilą. Vis tiek turi burbuliuoti kažkokie tai. Gražiai naujoviškai padaryta. O va tie vagonam dar vienas generatorius irgi rengs. O, dar vieną bairę nematęs. Vagonė netgi kondicionierių padarė. Tokiam senam vagonui. Ten uždėtas generatorius. Čia pučia vėja, taip, čia yra kondicionierius. O čia atsimini per šitus ėjom, va čia va šitie juda. Tik tai čia gumų nėra, matai? Va čia žiūrėk. Nėra gumų, bet čia va galima praeiti per šitus, va atsidaro durytės. Ir galima praeiti. Pro tas durytės. Va tokias. Galima praeiti. Bet kad kondiškė, nu čia geras patobulinimas labai. Bet žiūrėkite. Pro vagoną. Ai va, vagonė. Matosi va pučia. Labai čia tobulą, labai. Nors gulbeniai važiavam, tai nežinau, atidaryti langai. Gal buvo 25 temperatūra, 26, nepasakyčiau, kad labai čia jau karšta tam vagone buvo. Labai čia gerai sugalvojo. Ir kondiškės, bet kiekvienam, nu tai čia generatorius gan nemažo reikia, einam pažiūrėsim koks generatorius.
Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Važiuojam ten, pažiūrėsim prie to krovininio vagono, koks generatorius įdėtas, važiuojam, pažiūrėsim. Garvežiai užpilti vandenuką. Kranas. Taip, čia dabar vėl pasižiūrėkime tradiciškai. Kaip visada. Guolėvietės jau be tepalinių tų lovelių. Jau guoliai tepasi, sakykime, patikimiau. Gan dažnai važinėja. Ratai va nudylinti. Tai va laidas atvestas Kondiškiam. Ir puiku. Gal kada pasivažinėsime. Čia matome dviračiams padėti. Kiek čia jų gali tilpti? Nu, gal nemažai. Dviračiams padėti ir generatorius. Ir iš kitos pusės dviračiams, va čia va. O čia labai puiku tada. Labai puikiai sugalvota, įdomu, koks čia galingumas. 22 kW, bet toks nedidukas atrodo. Ant pabėgio padėtas. 22 kW, bet va ir išveža, kiek čia tų vagonų dabar. Nesuskaičiuosi. 1, 2, 3, 4. 6 vagonai. 6 vagonai. Dabar lipam čia va. Dabar iš kitos pusės apeisim vagonus, pažiūrėsim. Šildymo katilas. Gal dar ir veikiantis netgi, sakyčiau. Netgi. Palaukit, nepažiūrėjau čia. Kas čia per būdelį? Staliukas kažkoks. Važiuojam toliau, apeisim tuos vagonus. Apžiūrėsime. Vagoniukai, nedidukai. Pažiūrėsim ir tą vagoną. Važiuojame iki to kabrioleto vagoną pažiūrėti. Gerai. Pažiūrėsim tą kabrioletą. Ir tuo pačiu apžvelgsime, matosi senovinis bokštas. Tai jau 316. Matosi tolumai senovinis bokštas, biškė medis užstoja, bet iš kito šono apeisim. Toks kiekvienos geležinkelio stoties simbolis vandens bokštas. Kai garvežiams reikdavo daug vandens užsipilti. Tai va taip tas bokštas atrodo.
dabar apžvelgsime vagoną kabrioletą. Nori lipt kabrioletą? Įlipk į vagoną kabrioletą. Va. O. Malonu su tokiu būtų važiuoto, savo puškuoja traukinukas. Va, net biški sibuoja, žiūrėk. O, ant lingių net jisai. Ant lingių, va, žiūrėk, sibuoja net. Matai? Va, atsisėdi vagonė. Ir važiuoji. Va, matai? Gal ir nieko visai. Pasibuot nori. Vagoną biški. Mažinų važiukai. Jau atsikėlą. Duota vaginuką. Matome tolumoj žmogiukas stumia drezinos vagoniuką. Dar čia Anykščių geležinkelio stotyje yra vadinamas Siauruko muziejus. Tai va tokia reklama yra, galima garvežiai stovi tenais, po to su drezina galima pasivažinėti, triračio. Nu ir apie Siauruko gal dar darbuotojai papasakotų. Tai va tokia čia reklama yra. Einame ten tolumoje, pasižiūrėsime. Čia gal kaip... Man šitas man tas surengimas kaip vagono patinka. Danuono surengimas labai patinka. Patinka tau sujungimai? Gerai. Ei, vagoniukai du. Vagoniukai? Vagoniukai? Va, dėdė dabar važiuės su triratuku ten kažkokiu. Va, galima pasivažinėti. Su triračiu tokiu. Taip, va tokia rankinė drezina. Toks įdomus užrašas. Super muziejus. Grįžinėjame link pagrindinio stoties pastato.
Važiuojam dar lokomotyvą, pažiūrėsim. Vagonas čia. Nu, tai prikabinti. Visi vagonai prikabinti. Su panašiu važiavimu, bet ten buvo kitoks biški. Čia tik tais lempa kitokia. Lėdinės lempos sudėtas, nu tai biški patvarkyta. Biški patvarkytas, nu. Matai? Vidai va taip atrodo. Tik tai čia pasigendu greičio matavimo prietaiso to, kuris čia turėtų būti. Kažkaip tai nematau. Gulbiniai tokiam pačiam buvo, tas net su plomba net yra video. Čia kažkaip tai to dalyko nėra. Nu, nėra tai nėra. Reiškia, nereikia. Bet kad ten net su plombom buvo ten tas greičio matavimo prietaisas. Nu gerai, tada išlipam. Tap, tap, tap. Išlipam. Kur nupieštas tas lokomotyvas? Čia nupieštas, eisim pažiūrėsim. Kur iš čia nupieštas? Ai, tai čia kitoks. Čia kitoks biški nupieštas. Čia tas senasis, tai jau du nupieštas. Mes kažkada važiavom. Mes su tokiu irgi kažkada važiavom, taip, taip. Su tuo tai jau du. Pavaizduotas tai jau du. Čia kainoraštis. Patutavo, sakai? Nu, kažkas tai patutavo, čia girdėjęs. Kad patutavo. Nu, čia toks pat nupieštas, taip. Čia visokios reklamos jau. Taip, Siauruko muziejus. Ekskursija. 5 eurai. Šeimos bilietas 14 eurų. Čia matosi kelios nuotraukos. Tai jau 2 nuotrauka. Elektrinė drezina čia. Ir kaip TU2 važiuoja per Šventosios tiltą. Matosi. Vidų ko gero neužeisime, uždaryta. Ir čia kažkokia tai lenta dar.
pavaizduota. Tai manyčiau tiek tada šiam kartui. Iki kitų video apie traukinius ir ne tik.